vardas yra Robert. Jums papasakosiu apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį, dėl kurios mano gyvenimas pasikeitė iš esmės. Aš buvau policininkas, labai konservatyvus bei griežtų pažiūrų žmogus. Vieną 2008 metų dieną aš buvau namuose ir man paskambino mano geras draugas, buvęs kolega, policininkas, ir mums kalbantis mano draugas padarė pauzę ir paklausė, aš norėčiau paklausti vieno dalyko, ar tu tiki Dievu? Ir aš jam pasakiau, nežinau, galbūt ir tikiu, o kodėl tu taip klausi? Ir po to mūsų pokalbis nukrypo į kitą pusę. Vėliau tų metų pabaigoje vieną naktį atsitiko kai kas neįprasto. Ta naktį aš miegojau, staiga atsibudau ir prie lovos galo pastebėjau prieš 3 metus mirusią savo mamą. Ji atrodė nuostabiai, švytinti jaunyste ir stulbinančiai graži. Ji pradėjo bendrauti su manimi ir pasakė, jog aš greitai mirsiu, todėl aš turiu sutvarkyti visus savo reikalus, ir tai pasakiusi, ji tiesiog išnyko. Aš labai sunerimau, nes jai norėjau pasakyti, kad ją labai mylėjau. Aš atsikėliau, nes negalėjau nusiraminti ir užmigti. O ryte paskambinęs savo tėvui papasakojau, kas nutiko. Jam papasakojau, kad mama atrodė jauna ir labai graži. Po kurio laiko aš sužinojau, kad mirė tas man skambinęs draugas, kuris dirbo policininku. Aš buvau be nuotaikos ir labai nuliūdęs. Po keletos dienų aš nuvykau pas savo vaikus į kitą miestą. Ir ten vieną naktį atsibudau iš miego ir prieš save pamačiau tą patį mano mirusį draugą. Ir jis man pasakė, tave aš privesiu prie šviesos. Aš jo paklausiau, apie ką tu čia iš viso kalbi? Tačiau jis tiesiog išnyko ir suprantama, kad aš po to negalėjau užmigti ir man buvo labai neramu. Tada buvo 2009 metų kovo 22 diena. Buvo labai karštos dienos, aš jaučiausi blogai ir man norėjusi grįžti namo. Sūnus mane nuvežė į oro uostą ir lėktuve man bededant bagažą aš staiga nukritau ir miriau nuo širdies infarkto. Aš atsidūriau šviesoje. Aplink mane buvo neįtikėtino grožio spalvos, kokios žemėje nei neegzistuoja. Vaizdas buvo tiesiog nuostabus, didingas. Man visą tai papasakoti labai sunku. Aš buvau kažkokioje tarsi milžiniškoje auditorijoje, kurioje aplink mane buvo daugybė kitų žmonių, žiūrinčių viena kryptimi, kur buvo kažkokia spindinti didžiulė aukštoji galia. Ir toji šviesa manęs paklausė, kągi tu gero padarei savo gyvenime. Ir staiga prasidėjo mano gyvenimo peržiūra. Tai buvo viso mano gyvenimo peržiūra nuo pat mano gimimo iki mano mirties. Mačiau savo gyvenimą nuo pat vaikystės. Mačiau visus savo poelgius su kitais žmonėmis ir pamačiau visas gyvenimo pamokas. Mačiau, kaip vystėsi mano asmenybė ir kai kurios patirtys mano gyvenime buvo geros, kai aš buvau įsimylėjęs, arba netokios linksmos, kai vyko skyrybos su žmona. Tai buvo labai sunki patirtis ir anapus man buvo labai sunku vėl pergyventi tą patirtį iš naujo. Taip pat aš mačiau ir savo vaikų gimimą. Tai buvo nuostabūs pergyvenimai. Man taip pat parodė mano tėvus, kai jie dar buvo jauni. Jie abu stovėjo prie Chevrolet automobilio ir atrodė labai laimingi. Ir staiga dešinėje pusėje aš pastebėjau kažką esant.
Pasisukau ir ten pamačiau savo šuniuką vardu Skiutė. Jis mirė 2001 metais. Aš tiesiog negalėjau patikėti, kad jį vėl galiu matyti. Niekada nei negalėjau pagalvoti, kad po mirties šuniukai taip pat egzistuoja. Jis buvo labai laimingas bei patenkintas. Ir atsimenu, bežiūrint gyvenimo peržiūrą, aš atsidūriau savo kūne ligoninėje. Man papasakojo, kad aš buvau miręs mažiausiai 45 minutės ir mane gaivino keletą kartų. Mane ligoninėje begaivinant aš iššokau iš kūno ir atsidūriau virš jo. Mačiau visus medikų veiksmus, mačiau širdies monitorių rodantį tiesią liniją, girdėjau, kaip visi šaukė, jog mane prarado, tačiau man nebuvo įdomu visą tai stebėti. Mano dėmesį pritraukė visiškai kita situacija. Aš atsidūriau kitame kambaryje, kur medicinos personalas peržiūrinėjo mano daiktus ir piniginėje ieškojo asmens dokumentų, kad nustatytų, kas aš toks esu. Jie surado mano tapatybės kortelę ir vis ieškojo mano draudimo kortelės. Ir aš vis bandžiau jiems pasakyti, kur yra mano draudimo kortelė, kuri buvo kartu su policininko dokumentais. Tačiau supratau, kad jie manęs visiškai negirdi ir nemato. Tada mane vėl atgaivino ir aš atsidūriau vėl savo kūne. Po keletos dienų, kai atsigavau, papasakojau gydytojui, ką aš mačiau, kad jie bandė surasti mano asmens dokumentus bei draudimo kortelę. Gydytojas labai nustebo ir jis netgi perklausė manęs. Ar tu tikrai visą tai matei? Ir aš patvirtinau, kad viską mačiau. Tada jis nuėjo ir sukvietė tuos medikus dirbusius su manimi būtent tą dieną. Atvedė juos pas mane į palatą ir man pasakė, na, papasakok jiems visiems, ką tu matei tą dieną. Ir jiems papasakojau lygiai tą patį. Ir tie medikai pasakė, tai, ką tu pasakoji, yra būtent taip, kaip ir nutiko. Taigi, šis įvykis patvirtino mano išgyventą priešmirtinę patirtį. Vėliau apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį papasakojau savo tėvui. Papasakojau, kad mačiau jį ir mamą kartu prie senojo Chevrolet automobilio. Ir detaliai papasakojau, kaip atrodė mama, kaip ji buvo apsirengusi, koks pas ją buvo sijonas ir megztinis. Ir tėvas, nustebęs, staiga atsistojo, pažvelgė į mane ir nuėjo prie lentynoje esančių savo senų užrašų. Iš ten ištraukė nuotrauką ir parodė man. Joje buvo mano mama su tėvu prie to pačio Chevrolet automobilio ir tėvas manęs paklausė, ar tu tikrai šitą matei? Jam atsakiau, jog aš mačiau būtent šitą vaizdą. Tėvas pasakė, žinai ką, tai buvo laimingiausia tavo mamos ir mano diena, kadangi šioje nuotraukoje mes ką tik išėję iš gydytojo kabineto, kur mama sužinojo, kad ji laukiasi tavęs. Ta diena aš paprašiau jos rankos ir ji sutiko būti mano žmona. Jis rankoje laikydamas nuotrauką pažvelgė į mane. Jo akyse suspindo ašaros ir jis pasakė, man jos labai trūksta. Aš jos labai be galo ilgiuosi.